Radas nieko keisto, visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą. Bet tarararam, tararam, tam, tarararam, tarararam, tararam, tam, tarararam, tarararam, tararam, tam. Labą dieną, mėly kuršėniškiai. Šiandien mes minime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šią progą jaunimo centras sukūrė filmuką apie tai, kaip jaunimas ir vaikučiai ruošiasi šiai šventei. Jaunimo centro savanoriai užfiksavo, kad Kuršėnuose pavojingai pakilo iniciatyvos ir kūrybingumo slėgis. Kad išsiaiškintų situacijos aplinkybės, jaunimo centras pasiuntė geriausius savo žvalgus, kurie ne tik aiškinosi šią situaciją, bet ir norėjo sužinoti, ką jaunam kuršėniškiui reiškia Lietuva. O dabar pradedam reportažą. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą. Bet tarararam, tararam, tam. Lietuva mūsų gimtinės miestas. Mes užaugome ten. Mes mylim Lietuvą ir visada mes ten gyvensim. Lietuva mūsų gražioji šalis. Lietuva tėvynės miestas. Lietuva tai fabrikas, kuriame gaminami lietuviai. Man Lietuva tai kaip namai, kai gimtinė, kaip viskas, kas yra Lietuvoje. Lietuva tai yra mano gimtinė. Širdyje jaučiu, kad ji geriausia iš visų šalių. Tėvynė yra ir bus mūsų namai. Tu palies kaip švelniai lietumi. Tai mano kraštas, šalis, kurioje gimiau aš ir užaugau. Lietuva man yra svarbiausia, ji amžinai bus mano širdyje. Lietuva yra mano tėvynė, tai aš ją myliu, jinai yra mano širdis. Lietuva tai namai. Mes Lietuvos ateitis! Jaunimo centro komanda liko patenkinta savo savanoriškų darbų rezultatais. Lietuvos ateitis gerose rankose. Sveikiname visus su šitą gražią šventę. Būkite patriotai, mylėkite savo šalį, savo kalbą ir dirbkite tėvynės labui. Savo reportažą baigėme, o ši šventė